Labas, esu Aurimas, esu čia tam, kad papasakočiau, kaip pagerinti sveikatą ir atsikratyti nereikalingų kilogramų. Papasakosiu, kaip tai padaryti pačiu geriausiu, sveikiausiu ir lengviausiu būdu šiame seminare. Papasakosiu šiek tiek apie, nuo ko aš pradėjau savo istoriją. Sportą užsiimu nuo 5 metų, dziudo, regbis, muay thai, tailando boksas, sunkia atletika, crossfitas, aukšto intensyvumo treniruotės ir taip toliau, bėgiojimas ir visi kiti sportai. Pagrindinis niuansas tas, kad buvo laikas, kai priaugau daug nereikalingos masės ir pamenu, kaip tada buvo sunku šito viso dalyko atsikratyti ir vėl grįžti į normalią fizionomiją. Bet labai pradėjau domėtis, gilintis į save ir atradau daug dalykų, kurių nežinojau. Esu pasibaigęs net trenerio licenciją, seminarai, mokymai apie, jeigu nuo 5 metų pradėjau sportuoti, tai domėtis pradėjau nuo kokių, stipriai jau taip, nuo kokių 15, bet ten buvo kultūristinis visas pagrindas. Po to jau konkrečiai sveikatingumu pradėjau domėtis nuo kažkur taip nuo 25 metų. Ir iki dabar dar visą šitą reikalą darau. Ką noriu pasakyti, iš tradicinės šitos personal training programos, ką aš išmokau, ką jau ir žinojau daug, kaip mes jau ir žinom, derinti angliavandenius, baltymus, riebalus, kalorijų skaičiavimas, tai yra pagrindas, bet aš esu ne apie tai. Taip, šitas dalykas veikia tikrai neblogai, auginant masę, liesą raumenų masę, ir ne tik, aišku, ir tą kitą masę auginant irgi yra gerai. Prie ko aš vedu yra daugiau geresnių ir sveikesnių būdų, kaip pagerinti savo sveikatą, o mūsų pagrindinė mintis yra kaip nusimest nereikalingus riebalus sveikai ir nepasakysiu, kad labai greitai, bet su lengvumu. Dar vienas niuansas, kurį turiu paminėti, yra tai, kad per stresus, biznius, darbus buvau save nualinęs, tiksliau galiu pasakyti susirgęs, labai stipriai iki tokio lygio, kad vos be funkcionavau ir vos be pavaikščiau. Čia plačiau kažkada kažkur kitur gal papasakosiu, bet prie to pačio galiu pridėti artritas, širdies ligos, refliuksai, skrandžio, visi reikalai, skausmai. Ir taip, iš to viso išėjau. Sunku buvo. Labai sunku, net nežinau, ką daryti. Sakau, pas daktarus važiavau, iki galo nieko neatranda. Bet kaip ir minėjau, čia yra ne apie tai. Mes šiandien pagrindinė mintis mūsų bus ir jums duosiu strategiją, kaip nusimest riebalus ir eit per gyvenimą sveikatingumo keliu iš mitybos pusės. Pati programa yra labai paprasta. Ką aš jums šiandien duosiu, vien tai darydamas jau pagerini savo sveikatą. Krenta kilogramai savaime, plus lengvumas ir gera savijauta be kažkokių papildomų galvosūkių, kalorijų skaičiavimų ir taip toliau. Plus dar gausite fizinio krūvio planavimą. Taigi pradedam, pats seminaras. Pati svarbiausia dalis. Kaip ir minėjau, jokių kalorijų skaičiavimų. Aišku, galima, jeigu jau siekia ten visiškai kosminio maksimumo, bet tai geriau daryti yra su kažkieno dar
visišką detalę pagalbą, bet ir pats gali pasidaryti šitą dalyką, nesvarbu. Bet pirmas niuansas. Visų saldumynų atsisakymas. 6 dienas. Visų saldumynų, kas susijęs su cukrum, į tai eina ir bulkutės, ir bulkos, ir saldumynai. Nu, žodžiu, nesiplėsiu čia per daug, bet šitas niuansas turi būti išbrauktas. 6 dienas būtinai. Ir šitų dalykų visų laikysimės 6 dienas. 7 dieną, taip, tu gali ten pasidaryti vieną tą valgymą, kokį nors nesveiką, kaip mes vadinam nesveiku. Galima daryti visą dieną palei save. Aš iš viso nedarau nei vienos dienos. Asmeniškai aš pasidarau tada, kada aš jau labai tikrai noriu. Arba tada, kada nuvažiuoju pas tėvus. Tu ten jau nebe ar pas močiutę, ar dar kažkur. Ten nebeišsisuks ir geriau neįsisukinė. Ta prasme, mylėkim savus ir būsim patys mylimi labiau. Ne apie tai, toliau judam. Antras niuansas. Šitas yra lygiai toks pat svarbus kaip ir pirmas. Jokių angliavandenių kartu su mėsa, su baltymais. Iš mėsos pusės, iš baltymų pusės, kas įeina? Mėsa, žuvis, kiaušiniai. Patys suprantat, šitos dalykus irgi nesiplėsiu. Šitų dalykų jokių būdų nevalgom kartu su angliavandeniais krakmolingais. Tai yra bulvės, ryžiai, grikiai. Kas yra krakmolingi angliavandeniai? Makaronai ir taip toliau ir taip toliau. Ypač bulkos, tai iš viso čia šitie dalykai yra išbraukti iš sąrašo. Nu, sakau, nebent 7 dieną sugalvojai ir užsimanėjai. Ir dar geriau būtų po fizinio krūvio tai daryti. Ir saldumynus, jeigu jau labai užsimanėjai, tai geriausiai būtų po treniruotės, po fizinio krūvio. Nes tai kažkiek ir padedi savo atsistatymui ir taip toliau. Bet čia irgi nesiplėsiu, jau judam toliau. Mėsa valgoma kartu su daržovėm. Geriausias variantas būtų su salotom, šviežiom, lapais visais ir tiesiog daržovėm, ne krakmolingom daržovėm, nes yra daržovių krakmolingų, tokių kaip bulvės. Druska viskas gerai yra, jeigu nėra problemų iš sveikatos pusės su druska, tai čia gerai būtų, jeigu nori siekti jau labai to ir greitesnio ir tobulesnio būdo, tai atsisakyti visų majonezų ir grietinių maišant su salotom. Aš jų ne visai atsisakau, nes pas manęs ir nėra tikslas jau ten visiškai, aišku, gerai, nesakau, kad čia blogai yra, noriu būti kuo ryškesnis, bet aš tiesiog balansuoju tarp tų dalykų. Tai va, visi kiti prieskoniai ir taip toliau nėra problemų. Be to, šita visa mitybo ir valgymo būdas yra visam gyvenimui. Rezultatas ateis tikrai ne iš karto. Per įdėtą darbą. Taip, kaip yra labai geras palyginimas. Vaikas gimsta irgi ne per vieną dieną. Iš pradžių užsibrėžk 3 mėnesiai, po to jau atbuvai tos 3 mėnesius. Gerai, 6 mėnesiai, 9 mėnesiai, tu tada 100% pamatysi rezultatą, apčiuopiamą, taip kaip ir vaiko gimimas. Apčiuopiamas rezultatas per 9 mėnesius, ne per vieną dieną. Tai va, toliau. 7 dieną jo, kaip ir minėjau, leidi savo kažką, arba iš vis neleidi, jeigu gerai laikaisi, tai ir varyk iki tol, kol nenuvažiuosi pas tėvus ar pats nenusirausi, kaip sakant. Pavalgius atskirai medžiagų apykaita vyks labai sparčiai. Tada
tu neįsigas, kad tu norėsi valgyti ten dažniau. Tai čia yra gerai, nes tavo greičiau susivirškina, neužsistovi skrandyje, nėra puvimo procesų, viskas gerai tai virškinas, geriau įsisavina, viskas išeina. Kaip pavyzdys, suvalgiai cepeliną, užsigėriai kefyro ir labanaktis visai dienai. Ir visą dieną eini raugydamas, atrajodamas, kaip mano tėvas. Juokauju. Tai va, viskas normaliai su šito dalyku. Papildai, apie papildus daug nekalbėsiu. Vienintelį papildą, ką galėčiau rekomenduoti magnį, tai bisglicinatą ypač. Apie tai plačiau papasakoju, kai dirbu asmeniškai. Nu gerai, dar vieną duosiu prie fizinio krūvio, jeigu sunkiai perneši tą fizinį krūvį, tai būtų neblogas dalykas aminorūgštis, kad ir BCCA, bet dar geriau EAA. Čia tokia informacija paduodu, jeigu tikrai yra sunku šitoj vietoj. Aišku, yra ir dar geresnių tų papildų, kaip mumijus, kaip visi kiti dalykai. Per daug irgi nesiplėsiu su šitą temą. Toliau judam. Kas dar yra labai svarbu? Tikslas. Dėl ko tu tai darai? Ar dėl to, kad tu čia vien tik atrodytum gražiai? Aišku, čia irgi yra neblogai. Bet kai tu susidėlioji į vieną tikslą kelis tikslus, kad tu būsi ir geresnės savijautos, ir tu apeisi ligas, labai daugumą ligų apeisi su šitą mitybą darydamas. Tai tada bus didesnė motyvacija ir suprasi, dėl ko tu tai darai. Šita mityba yra iš viso visam gyvenimui. Aišku, ten dar nepakalbėjau dar apie angliavandenius. Angliavandenius irgi atskirai valgai. Neišvardinsiu visų absoliučiai angliavandenių, kurie yra geriausi, bet kuo geriau, kad nebūtų, kaip mes sakome, blogųjų angliavandenių, kaip bulka, kurie turi aukštą glikeminį indeksą, visų tų cukrai visi. Ir duosiu porą pavyzdžių. Rudieji ryžiai, baltųjų geriau atsisakyti, aišku. Jau jie nėra tokie blogi palyginus su kai kuriuo kitų maistų, bet kalbu apie baltuos. Šitie visi angliavandeniai, kad ir tos pačios bulvės, yra valgomas kartu su daržovėm irgi atskirai nuo mėsos. Jų irgi gali valgyti, bet jau jų reikėtų kažkiek ribot, jeigu nori pasiekti geresnį rezultatą. Yra tokių mitybų kaip keto dar, bet čia ne visiems tinka. Man labai patiko carnivores, vien tik tais mėsą valgai su daržovėm, netgi ten iš vis rekomenduoju be daržovių. Nu, bet čia irgi plačiai yra skirai, kažkam duodu, jeigu yra įdomus susidomėjimas ir patinka šitas reikalas, šitas judėjimas. Tai va, tikslas būtinai tikslas yra svarbus, nes tada yra lengviau, nes tu žinai, kur tu eini, tada tavo visa fizionomija, psichologija tau nesipriešina, tu žinai, kur tu eini. Čia yra labai svarbu. Taip, prie to pačio. Ketvirtas. Fizinio krūvio planavimas. Būtinas irgi dalykas, bet protingas. Jokių būdų geriau mažiau negu daugiau. Pirma taisyklė. Esu kažkada išvažiavęs net į ligoninę, kai nesilaikydavau šitos taisyklės, bet čia irgi nesiplėsiu. Ką paminėsiu? Maksimum 3 treniruotės. Jeigu pradedantis, gali ir nuo 2 pradėti. Sunkumo kilnojimas. Su savo kūnu gali būti įeiti sunkumo kilnojimo treniruotės. Ir aukšto intensyvumo treniruotės yra labai gerai. Ypač riebalų deginimui ir sveikatingumui, bet čia irgi reikia nepersistengti. Kardio. Apie kiek minučių
palei kiekvieno žmogaus amžių reikia šitą dalyką irgi daryti apie kiek minučių su plius minus nuo 120 iki 140 pulsų. Čia irgi nesiplėsiu, atskirai kažkam duodu, jeigu yra noras. Bet jau jūs turit. Ir prie to pačio dar vieną svarbų dalyką paminėsiu. Aišku, prie fizinio krūvio būtinas kuo daugiau judėjimas, vaikščiojimas ir taip toliau. Irgi nesiplėsiu per daug, jau suprantat apie ką kalbu. Vanduo atlieka labai svarbų vaidmenį. Minimum nuo 1,5 litro prasideda, čia dabar nepasakysiu tiklios formulės, atskirai galiu pasakyti kiekvienam žmogui asmeniškai. Aš išgeriu šiuo momentu nuo 2,5, apie 2,5 litro, bet man reikia apie 3 litrus iš tikrųjų išgerti. Ir anksčiau išgerdavau ir netgi iki 3,5 litro į dieną. Šiuo momentu šiek tiek esu primažinęs, nes gal mažiau judu, bet čia ne apie tai. Tai va, nuo 1,5 litro moterims, vyrams minimum, plius minus apie 2,5 litro. Iki 3 litrų palei kūno svorį, bet irgi čia nesiplėsiu, vanduo yra būtinas, svarbus dalykas, išnešioja taip geriau maistinės medžiagas, virškinimas, bet irgi žinot kada gert. Su maistu kartu geriau nevartot, aišku, nebent vitaminus užsigeri ir šiek tiek, jeigu druškina, šiek tiek, jeigu atgeris nieko nebus, bet geriau gert plius minus po kokių, žiūrint ką valgai. Jeigu vaisius, tai aišku, ten yra už kokios valandos gali gert plius minus, jeigu mėsa, 2 valandos minimum. Jeigu angliavandeniai irgi apie 2 valandas ir daugiau, mėsai yra ypatingas dėmesys, nes tada sustabdomas šiek tiek ir virškinimas. Nes mėsa automatiškai sunkiau virškinas. Tai va, prieš maistą plius minus 20 minučių, 30 minučių galima atsigerti vandens. Tai va, tiek šiam kartui, toliau einam prie kito etapo. Tai va, apibendrinimas. Svarbiausios taisyklės. Jokių saldumynų, cukraus, viskas, užmirštame apie šitos dalykus. Vaisiai gerai, nėra problemų, bet irgi protingai. Būtiniausias, pats svarbiausias niuansas – mėsa, baltymai atskirai nuo krakmolingų angliavandenių. Su salotom labai gerai, nes salotos labai gerai duoda netgi visą susivirškinimą, pasisavinamumą ir taip toliau. Vanduo ir aišku papildai dar irgi yra gerai, bet iš pradžių padarykit tai ir laikykitės to. Ir čia turėsi rezultatą 100% garantuoju, jeigu šitą dalyką pabandysi nuoširdžiai, atsakingai, būtinai šitą dalyką pabandyk. Ir fizinio krūvio planavimas taip pat mes visi veiksniai yra tokie, kad mes vis tiek turim bendrą visumą turėti. Nes jeigu mes vien tik valgysim mažai, irgi nieko nebus, tas kūnas negražės. Aišku, galima pasiekti labai daug vien valgymas, nes mes su valgymom ir žauginom tą dalyką. Fizinių krūvių planavimas, pasivaikščiojimai, kardio ir sunkumo kilnojimas yra labai svarbus irgi dalykas, bet protingai. Gerai, dabar pereinam, ką noriu dabar papasakoti dar prie viso šito. Kviečiu į asmeninę sveikatingumo ir sporto svorio metimo konsultaciją. Gali būti ir prie augimo, nėra problemų. Šitos vis dalykus esu pats praėjęs ant savęs. Aš žinau, kaip yra sunku, kai nieko nežinai. Ir netgi kai jau žinai, taip pat yra sunku, nes klausimų milijonas ir judi skaitai ten metai iš metų ir kol ten atrandi tą pačią geriausia formulė ilgai užtrunka laiko. Bet čia man svarbiausias dalykas yra sveikatingumas, gera savijauta. Aš to noriu labiausiai, tą noriu dalintis ir tuom noriu padėti. Jeigu jau sugalvosi pas mane ateit, ką gausi iš mano asmeninės sesijos. Kelių valandų asmeninė konsultacija, į kurie įeis visi produktai, visi angliavandeniai, sveikiausi visos košės, sveikiausios jų yra apie 10 kažkur, nedaugiau, apie 7 gal, plius minus, kurios tikrai yra, be visų glitimų, kurie
nu, aš irgi nesiplėsiu, čia per daug visko neišpasakosiu, nes čia reiktų visą dieną kalbėti. Treniruočio programa nuo ėjimo, svorio kilnojimo, kardio, plus vieną gyvą treniruotę laukiu galiu pravesti, namuose galiu pravesti, pas jūsų, pas manęs, salėje netgi galiu pravesti, jeigu labai nori. Galiu atvažiuoti į namus pats. Kaip sugalvosim. Bonusas. Psichologinė konsultacija. Nes dažniausiai tai yra susiję dalykai dėl mūsų sveikatingumo ir sveikatos. Šituose dalykus irgi taip pat turiu daug patirties, nes esu praėjęs depresijas ir visus kitus dalykus, menkavertiškumai ten, sakau, nesiplėsiu irgi, bet yra praeita labai daug, tai prie to pačio viso dadėsiu daug patarimų ir lengvą psichoterapiją praeisim. Nes iš sportinės pusės dažniausiai dėl ko mes būnam priaugę ir čia ateina irgi iš tos pusės. Gausi visko, ko reikia ir ko paprašysi, nes atsakymus visus turiu. Šituose dalykuose esu jau 25 metai. Su psichologijoje gal tiek labai nesu jau tame visame konkrečiame judėjime kokią 15 metų plus minus. Bet sportė tai ir sveikatingume ir visame kame, žodžiu, net su daktarais kalbuosi, domiuosi, bendrauju, toliau seminarai eina, mokymai ir taip toliau, čia irgi nesiplėsiu per daug. Ir pats ant savęs viską esu praėjęs, žinau kaip yra sunku. Depresuha ir visi kiti dalykai ir svorio priaugimai, tu valgai kemšį ten, žinai, motyvacijos nebuvimas, tiesiog bedugnė konkretiai, jeigu esu pas dievulį jau vos neiškeliavęs ir per savo nebe psichologinį nebeišsilaikymą, stabilumą ir per kai kuriuos gyvenimiškus įvykius taip pat. Prie šito viso dar pridėsiu antiparazitinę programą, įsivertinęs, ar tau reikia ar nereikia, bet manau, kad tikrai nėra blogai ją pasidaryti, nes dažniausiai yra daug ligų, iš kurių ir ateina, nes mūsų žarnynas būna užsiteršęs nuo parazitų ir visų kitų dalykų. Pasitikėjimas, lengvumas, sveikata, motyvacija garantuota. Tai va, dėl ko pasirinkti mane, tai manau, kad šitame judėjime ir šitoj kryptyje esu geriausias, ta prasme, aš pats geriausias iš savęs versija. Nes domiuosi ir per save praėjęs, ir mokymai, ir visi kiti dalykai, ir aš jaučiu šitame dalyke stiprybę, ir kad čia yra mano, ir kad tuo dalyku turiu dalintis ir padėti tau. Tai va, kompetencijos yra, svarbiausia, kad tu pats norėtum eit, daryt ir nemalt šūdo, siekti rezultato, nes aš už tave nepadarysiu, aš taip galiu sudėlioti už tave visų strategiją konkrečiai, ką, po ko ir būtinai turi daryti. Bet tam aš ir esu čia. Kas norit, galit tiesiog parašyti noriu ir aš su jumis susisieksiu, kitiems galiu duoti anketą užpildyti, pasižiūrėti. Ir dar prie viso šito pasiskambinsim, pasikalbėsim, gal tau net nereikia, gal tau užtenka jau ką tu gavai. Ir iš tikrųjų užtenka ką tu gavai, būk laimingas ir gero gyvenimo tau. Su šitom žiniom jau tu labai daug gali nueit, bet jeigu nori greičiau judėt ir lengviau pasiekti rezultatą, nėra problemų. Yra 10 kartų lengviau viską padaryti, nes tu gyvą turi mentorių.
Tai va, good luck my brothers. Susimatysim dar. Iki.